gimnaziją. Welcome all the guests who today came to our gymnasium and to our TIF Vilnius. Džiaugiamės, kad jūs pas mus atvykot. Džiaugiam, kad pasitiko jūs šiandien saulė. We are so happy to see you here, and it's even better that you are met by the sun. Nors mūsų šalies pavadinimas kilęs nuo žodžio lyja. Tai lygtai žadėjo sinoptikai, kad 2 dienas bus lietus, bet jūs iš labai gražių saulėtų šalių atvežėt pas mus saulę ir dėl to lietaus nebuvo. Actually, the name of our country means, the beginning of it is Lietuva, so Lietus is rain in Lithuanian. So, as you can understand, it's a country of rain, it's a rainy country. But, as you can see, you brought, by coming here, lots of sun with you, and the sunny weather, actually. Taip, mūsų mokykla yra dvikalbė. Our school is bilingual. Čia nuo 7 iki 18 metų mokosi vaikams 2 kalbom. Children of starting from 7 years to 18 years, so this is the range of our students studying here, study in 2 languages, teaching languages. It's Lithuanian and Polish.